Šiuo metu pasaulyje vyksta du procesai vienu metu. Vienas tai yra amžina konfrontacija ir konfliktai, konkurencija tarp valstybių, kas yra žmonijos istorijoje permanentinis reikalas. Valstybės, kiek mes tą iš istorijos žinom, kariauja dėl galimybės skalsio valgyti. Dėl resursų, dėl pinigų, dėl resursų. Tai yra amžinas reikalas ir štai tas konfliktas, apie kurį aš kalbėjau, valstijos, Kinija, Rusija, Europos Sąjunga, yra kova dėl maisto, tai yra įprastas mums konkurencinis karas tarp valstybių. Bet tuo pačiu metu pasaulyje vyksta kitas procesas, kuris istorijoje nėra dar buvęs, jis neturi analogų. Tai yra susijęs su kompiuterizacija, su interneto atsiradimu, tas vadinamas globalizmas. Jo adeptai šiandieną yra svarbesni už atskiras valstybės. Facebooko biudžetas yra nepalyginamai didesnis už pusės Europos valstybių biudžetą, suprantat? Ir jie pretenduoja į savo pyrago gabalą šitame pasaulyje. O dabar žiūrėkit, kur atsiranda konfliktas tarp Big Pharma, Big Data, ten prieš bet kurių tokių super korporacijų tarptautinių. Kiekviena valstybė joms yra kliūtis. Kur? Pasakykit. Reguliuot gali valstybė. Taip. Valstybė, kadangi yra suvereni savo teritorijoje leisti įstatymus, jinai bet kada gali apriboti teises kokio nors Pepsi-Colos, Coca-Colos, ko norit. Ir koks tada yra jų interesas? Kad neliktų tų valstybių. Nu, jeigu mes susirinktume dabar štabas Facebooko, Google'o, va jūs atstovaujat Google'ą, jūs Facebooką, jūs kokią Coca-Colą, mes svarstytume, kaip čia dabar pribaigti tas valstybės, nes jos mums trukdo pasklysti po visą... Nu, elementarugi, ar ne? Nu, logika elementari yra. Ir jie nuo ko pradės? Pradės nuo pačios stipriausios. Nuo pačių stipriausių. Nuo Jungtinių valstijų. Ką mes ir matėm 20 metais, kai Trumpui, galingiausio šalies prezidentui, dar prezidentaujančiam, dar rinkimų nėra, jis sako iš Baltųjų rūmų kalbą ir visos televizijos atjungė jį. Suprantat? Paskui išbraukė iš YouTube'o, iš Facebook'o ir taip. Ar jūs įvertinat, kokiam laikotarpį mes gyvenam? Kada Jungtinių valstijų prezidentą galima atjungti nuo visko. Bet tai reiškiasi kokia jėga. Apie ką ir kalba. Ir kokios pretenzijos tada yra tų korporacijų. Bet tada ar tai jėga tos Big Data, ar tai yra jėga kažkas, sakykime, kas valdo tas Big Data per kažkokius tai... Nu, čia netaip svarbu. Čia kaip ginklas gaunasi. Jeigu anksčiau gamindavo bombas, gamyklas, nu, žiūrėkit. Tai dabar ginklas yra socialinės medijos. Nu, žiūrėkit, mesgi puikiai žinom. Pagrindiniai savininkai tų visų Big Data ir visų kitokių, tai yra tie fondai. Žinoma. BlackRock ir ten dar porą trejetą. Vat jie šiandieną savo rankose turi po keletą trilijonų aktyvų. Ir jie yra suinteresuoti šiandieną neturėti jokių barjerų valstybių pavidalų. Jų priešai yra visi. Pirmiausia, Jungtinės valstijos yra priešas globalistam. Už tą Trumpą tą ten ir gniuždo. Už tą tie rinkimai buvo, nu, tokį, gal jau kas žinot, Arizonoje dabar buvo tas auditas rinkimo rezultatų. Nu, akivaizdu, kad Trumpas laimėjo ir ne tik toj valstijai, bet niekas į tai nekreipia dėmesio, suprantat. Visiškai yra ignoruojama, kadangi globalistų rankos yra mainstreaminė žiniasklaida ir ką jinai parašė, tuo dauguma žmonių ir tiki. Dėl to, kad jiem Jungtinės valstijos nereikalingos taip pat, kaip ir be, o ką ten kalbėti apie mus. Bet mano siūlymas santykiuose su Rusija nesusijęs su globalistais. Čia yra tas to įprasto konflikto rėmuose sprendimas. Aš kito nežinau. Aš tiesiog nesugalvoju, koks kitas galėtų būti sprendimas, norint išsaugoti Lietuvos valstybingumą. Kaip jūs dabar suprantat, prarasim Lietuvą valstybingumą. Kas atsitiks?
Iš viso dings. Vilnių prijungs prie Baltarusijos, Klaipėda prie Karaliaučiaus srities, o Kaunas bus gubernija Severozapo, kai buvo Rusijos Bet imperija. jeigu ateina korporacijos, nieko, iš vis nelieka valstybė. Nu tai, kolegos, tai susitarkim apie, čia yra du procesai, kurie, nu, jų negalima maišyti. Nemaišykit jų. Jie ko gero ir yra, vat, sakykime, kur. Ne. Jeigu ateis korporacijų valdžia, tai jam reikia Rusiją pirmiausia sunaikinti, Ameriką sunaikinti. Tai mes iš viso čia absoliučiai nieko Mes dar nereiškia. turime ką nors. Suprantat, jeigu šitas scenarijus korporacijų laimės, tai apie Lietuvą nėra ką kalbėti iš viso. Bet jisai pakankamai yra svarstytinas dabar taip. Nu taip, taip, bet aš tik galiu pasakyti savo nuomonę. Tai yra dar viena utopija, bet aš Klaipėdą apie tai kalbėjau. Žinokit, paskaitykit Tomo Moro utopiją ir Kampanelo Saulės miestą. Jūs rasit lygiai tą patį, Švabo visos idėjos. Bendri vaikai, privačios nuosavybės nėra ir taip toliau, suprantat. Čia yra dar viena utopija, jinai nerealizuosis, jinai gali Jūs realizuotis. netikite? Aš tikiu jų užmačiom, nes jos akivaizdžiai. Užvažiuos yra, bet realizacija jų. Jinai gali realizuotis trumpam laikotarpiu ir paskui vis tiek viskas grįž ten, kur visada buvo. Nes čia yra utopija. Išskyrus, jeigu jie sugebėtų pertvarkyti žmogaus smegenys jau fiziologiniam lygyje. Dabar aš pasakysiu, kodėl tokios utopijos negali realizuotis. Ir kodėl, pavyzdžiui, žlugo Tarybų sąjunga. Pradžių lyg ir geri sumanimai buvo, visa kita, paskui kraujo jūros, ir galų galę subirėjo per 3 dienas ir nieks jos negynė. Ir mes esam liudininkai šito proceso. O aš jums duodu tokį pavyzdį. Paimam 100 žmonių, įvairaus amžiaus, nuogi, ir išmetam į salą negyvenam, šiltą, kur nėra problemos sušalti. Ten yra upės, ežeriukai, sala didoka. Ką mes rasim atvažiavę po 10 metų į tą salą? Hierarchija. Taip. Kaip tas viskas klostysis? Žiūrėkit, paaiškės, kad yra, sakykime, ten pusė moterų, pusė vyrų, ar ne? Vyrai mato plaukia žuvis. Moteris nori valgyti, vaikai verkia. Nueinam tą žuvis gaudyti. Ir paaiškės, kad vienas vyras pagavo 5 lydekas, o kitas tik tokį kilbuką. Tas pamaitino savo šeimą su viena lydeka, tos 4 ar 3 jam liko neturi net kur dėti, o tas verkia. Kitą dieną, tas, kuris vėl pagauna 5 lydekas, sakys tam, kur kilbuką pagavo. Tu neik tą kilbuką gaudyti, aš tau duosiu porą lydekų, tu geriau man išark. Žemė, aš ten paskui pasėsiu kažką. Tai bus. Tai bus. Ir iš karto atsiras gudresni, gabesni ir vėl viskas bus taip pat, kaip buvo. Yra puikiai knyga Mūsų valdovas. Senai, čia dešimtmečiais. Vakarų kažkokia rašyta knyga. Ten yra aprašyta situacija, kaip vaikučiai pakliūna į negyvenamą salą, ir pradeda gyventi be tėvų. Ir kuo viskas baigėsi? Baigėsi lygiai tuo pačiu, kaip ir turi baigtis. Ne. Hierarchija. Valstybė susiformuoja. Tada iš karto žiūrėkit, kokie dar atsiranda žmonės, tarp tų 100 nuogų. Vienas, mato, jis nei kilbuką moka pagauti, nei lydeko. Bet jis vienas gali būti kareivis, o kitas, jums, jis sako, Vida, ateik pas mane, aš turiu ryšį su kosmosu. Aš tau paaiškinsiu ryšį. Ir jūs ateisit pas jį. Jūsų natūra tokia, jūs ateisit. Jo. Ir jūs atnešit savo vyro pusę lydekos jam, o jis jums kažko tokio... Šamanas. Jo, šamanas. Žiūrėkit, aš jums tokią pričą pasakysiu. Skaičiau labai senai, dar tarybiniais laikais vaikų būdamas. Iš kažkokios vakarietiškos knygos versta buvo. Tokia istorija. Kasmet karaliaus pasiuntiniai ateina pas valstietį pasimti duoklį, rudenį. Ir eilinis ruduo, ateina pasiuntinys, o tą rudenį neužderėjo derlius. Ir tas valstietis sako, žinai, neturiu šiemet ką duoti. O kitas klausimas, kodėl aš tau turiu duoti, sako. Tas karaliaus pasiuntinys sako, visada tai buvo. Mokesčiai, visą kitą. Tai ką sako, o dabar neturiu, neduosiu. Tas pasiuntinys nežino, ką sakyti, eina pas plačiai suvoktą menininką. Sako, menininkė, arba filosofija, arba šiaip.
Išaiškink. Ja, turinti liežuvį, suprantat, tokį kaip aš. Ja. Sako, klausyk, menininkė, tu paaiškink valstiečiui, kodėl jis turi man duoti savo duoklės, o aš to biškį nubersiu. Vat ir viskas, ir va šitą triadą. Jūs ją rasite džiunglėse Amazonės, jūs ją visur rasit ir kitaip būt negali. Ir dėl to va šitos utopijos, kur dabar sako, aš neturiu nieko ir niekada nebuvau toks laimingas. Žinot dabar, pagrindinis šūkis, reiškia, Švabo šitų visų idėjų, aš nieko neturiu ir niekada toks laimingas nebuvau. Kam darbui reikia? Va. Tai čia yra, kaip pasakyti, vat noras pakeisti žmogų iš vidaus, bet žmogus yra nepakeičiamas. Dabar žiūrėkit, visa kur esmė yra ir kur bėda. Kodėl sakau, kad vienintelis variantas, jeigu smegenys kas nors pradėtų keisti fiziškai, bet kol kas iki to dar toli labai. Netgi kai sako, kad yra tas dirbtinas intelektas, šiek tiek savokas ne tas vartoja. Intelektas, vat mes čia sėdim dabar, mastom ir mes nesam apriboti niekuo. Jūs galit po minutės velnį žino, ką iškrėsti. Suprantat, ne? O dirbtinas intelektas nieko neiškrės. Taip, jisai iškrės tik tiek, kiek programa yra įdėta žmogaus ir viskas. Dėl to nėra jokio to dirbtino intelekto. Tai yra tik įmantresnė programa, negu buvo iki šiol. Kol kas iki tikro dirbtino intelekto yra šimtmečiai. Ir dėl to, jeigu jūs fiziškai nepakeičia žmogaus smegenų ir jų nesuvienodinat, jie gimsta su skirtingais sugebėjimais, vat kaip aš sakau, absoliuti dauguma gimsta naivus, toliau yra dalis žymiai mažesnė gudrių, ir čia šitoj vietoj toks mano teiginys yra, kur gudrus sutinka naivų, iš karto gimsta apgaulė. Jis iš karto supranta, kad galima pasinaudot. Suprantat, šamanas pradės jam ten mušti būgnus, dar kažką, tai suprantat, dailininkas kažką nupieš, parduos, jau dirbti nereikia. Toliau, trečia grupė žmonių, protingi žmonės, kurie mato visas šitas bėdas ir bando keisti pasaulį. Va, Vidūnas, kaip sako, toje konferencijoje aš ten radau jo citatą, iš pradžių pavadinau savo pasisakymą, paskui pradėjau tą Vidūną skaityti. Žodis tą pasakė, aš nežinojau šitą, suprantat. Žodin tas pats, prieš 100 metų pasakyti, kad pasaulis yra kupinas keitėjų ir gerintojų. Bet jie vis laik reiškia, skabo paviršių tas šakelės, o pasaulis nuo to nesikeičia. Tai va tie protingieji nori nuolat keisti tą pasaulį. Bet yra dar ketvirta kategorija, išmintingi žmonės. Kuo skiriasi protingas nuo išmintingo? Išmintingas nenori keisti pasaulį. Ne. Išmintingas atranda situaciją. Ne. Iškai netydžiai žiūrit, aš 100 kartų naktigonės esu sakęs. Išmintingas žmogus sugeba atskirti, ką galima pakeisti šitame pasaulyje, o ko negalima. Nes jeigu tu keiti tai, ko pakeisti negalima, ką darė Lenino revoliucija? Jie bandė pakeisti tai, ko pakeisti negalima. Ir paskui kas buvo? Milijonai žuvusių, badas, kraujo jūros, ir paskui reikėjo dešimtmečių, kol viskas stabilizavosi, kol iš to liūno išlipo. Tai paskui buvo ir nemokamas mokslas, ir gydymas, ir būtai, viskas buvo. Bet iki to, suprantat? O tada tiems, kurie tą revoliuciją darė, atrodė taip viskas paprasta. Iš buožių atimsim, pasidalinsim, zažyviom, ribeta. Bet ratas vėl taip pat apsisuko. Dėl to, kad žmonės amžinai nori pasaulį keisti, apie ką ir šneka. O tų išmintingų žmonių, kurie sugebėtų atskirti, ką galima keisti, yra per mažai, kad atsvertų. Ir va dabar mūsų akise tas pats vyksta, aišku. Va dėl to aš ir netikiu tais visais Švabo planais. Bet jie bandys. Kalbos nėra. Tai jau jie bando, tas yra akivaizdu. Bet lygiai taip pat, kaip žiūrėkit, buvo buržuazinė revoliucija Prancūzijoje. Jie bandė, jie keitė, lygiai taip pat buvo kraujo jūros, paskui Napoleonui reikėjo ten ilgai taisyti tos reikalus. Jie bandė, bet viskas grįžo vėl į pradinį tašką. Tas pats Tarybų sąjungoje buvo. Ir žiūrėkit, jau paskui tas tarybinis žmogus su savo nemokamais būtais, visko per 3 dienas subirėjo. Ir žiūrėkit, koks žmogus išlindo po Tarybų sąjungos subirėjimo. Kas tapo pirmaisiais verslininkais? Komunistai buvę. Ja?
Tie, kurie buvo ateistai, pirmieji prie bažnyčios durų atsidūrė. Vadinasi, 70 metų bandymo išauklėti ir padaryti tą tarybinį žmogų nedavė jokių rezultatų. Ir staiga kiek atsirado sukčių, gudruolių, visokių vatų. Apdairus. Ja, nu vienu žodžiu. Pasirodė, kad 70 metų pastangų tobulinti žmogų baigėsi absoliučiu fiasku. Nu, turbūt neginčysit šitą. Nu jo, bet nebegaliu dabar. Ir sekundės bankas Lietuvoje atsirado, ir lietuviai parduoda būtą, neša į tą sekundės banką pinigus, o mes, reiškia, su premjeru, aš tada vedžiau laidą, kas geresnė premjerė. Labas vakaras visiems, paskutinis mėnesio antradienis ir vėl klausėme, kas geresnio ar kas blogesnio. Aš Šleževičiui sakydavau, uždrausk, sakau, uždrausk tam sekundės bankui. Aš jam, tiesiog, jisai sako, tai tu įsivaizduoji, sako, kas bus, jeigu aš uždrausiu. Taigi, sako, ateis prie langų, čia mano vyriausybė pradės mėtyti akmenys. Kodėl tu man neleidi uždirbti 10% į mėnesį? Iš tikrųjų, tai būtų ir buvę. Ir mes beveik kiekvienoje laidoje kreipdavomės į Lietuvos žmonės, kad neneškit tų pinigų, nes nėra tokių biznių, kad duotų 10% mėnesį. Nėra tokių biznių. Žmonės nešia, o dar gražesnė istorija yra su tuo Mavrodžiu, MMM. Nu, klausykit. Tas ten apstumęs, galybė rusų, atsisėdo į kalėjimą, atsėdėjo savo laiką, išėjo, vėl įkūrė MMM ir žmonės vėl neša. Va tie naivūs žmonės, jie yra naivūs, jie yra nepajėgus iš viso pasaulio adekvačiai suvokti ir ant jų visą laiką gudruoliai žaidžia. Ir čia jau, jeigu jūs manęs paklaustumėte, ką daryti? Ką daryti? Tai va daryti reiktų ką? Pirmiausia, pripažinti, kad yra tokios kategorijos žmonių. Nes jeigu tu iš naivaus žmogaus bandai padaryti gudruolį, nieko neišeis. Suprantat? Taip kaip iš gudraus nepadarysi protingo. Bet jų yra dauguma. Taip, bet tą reikia pripažinti. Kam? Visuomeniai kaip tokiai. Ir tiems naiviems. O dabar mes dabar darom, arba dar yra kita klasifikacija žmonių, yra tie avis, šunys, vilkai ir piemenys. Tai kaip jums pasakyti, kad suprastumėt, kaip tą viską aš matau. Pradėkim nuo to, kad dauguma žmonių yra tos avis. Paskui yra tie gudresni, tie šunys, kurie gano tas avis. Paskui yra vilkai ir piemenys. Dabar kuo skiriasi vilkas nuo piemens? Vilkas tai kaip kareivis maždaug vykdo įsakymus savo piemuo vadovauja. Ne, žiūrėkit. Ir vilkas ir piemuo, kitai pradėkit. Nei avis, nei šuva nesuvokia, kaip pasaulis surėdytas. Suvokia tik vilkas ir piemuo. Bet vilkas tą suvokimą naudoja savo naudai. O piemuo toks tipas kaip aš, bando dar tom savims pagelbėti, suprantat. Bet dabar yra kita sudedamoji. Avis, kaip ir piemuo, gali būti naivus, gudrus, protingas ir išmintingas. Ir jeigu ta avis yra dar ir naivi, tai ją už pirmo kampo ir suėda vilkai. Suprantat. O jeigu avis yra išmintinga, jinai sėkmingai nugyvens visą savo jai skirtą likimo gyvenimą, jeigu jinai išmintingai matys, kaip visi, suprantat idėją. Taip. Aišku, nėra tų tipažų žmonių tokių, kad tas tik avis, tas tik toks, viskas čia yra susimaišę, biškito. Čia greičiau yra dominuojančios savybės kiekvienam žmogui. O taip yra pasaulis surėdytas ir jeigu tu tą pripažinsi, tada galima pradėti spręsti klausimą jau. Kad šitie gudruoliai negalėtų apskabyti tų naivių jau iš viso, iki dugno. Reiktų pasvarstyti tada, sakykime, ne šiaip atimti turtą. Žiūrėkit, aš tokį daiktą pasakysiu. Atvažinėjai po Europą ir tau rodo, čia kažkokie rūmai pastatyti, eina turistai, žavisi, čia sodai kažkokie, čia dar kažkokie. Ir aš taip, važiuoju galvoju, jeigu nebūt buvę, va tų atskirų žmonių, kurie galbūt buvo baisiai blogi, jie nebūtų akumuliavę kapitalo, aš šiandieną net neturėčiau ką to Europoje pažiūrėti. Nes ten viskas yra palikimas va tų atskirų žmonių, kurie dažnai, sakau, buvo, išnaudojo kitus, visą kitą ir visą kitą. Bet jeigu to nebūtų,
nebūtų ir to pasaulio, kurį mes čia dabar matom, ar ne? Tik klausimas yra, galima svarstyti tada, dar kitaip pasakysiu, pas mus Lietuvoje ir mūsų gretose buvo pradžioje žmonių, kurie paskui pasuko į tokią socialistinę kryptį, komunistinę netgi, sakyčiau, neminėsim pavardžių, geri vyrai šiaip jau, geri vyrai, bet jie dabar irgi nori atimti ir padalinti. Ir verslininkus kabina, aš dabar jums sakau skaičius. Lietuvoje visos įmonės, visos kiek tik jų yra, valstybinės, užsienio, individualios, uždirba, nežinau kiek pernai, o čia yra 18 metų skaičiai, bet nemanau, kad jie iš esmės pasikeitė. Uždirbo 4 milijardus eurų pelno. Iš to yra sumokama 15% pelno mokesčio, tai jau lieka 3-4 ir dar 15% dividendų mokesčio. Reiškia, lieka kažkur, apie 3 milijardus pelno. Tiek uždirbo visas verslas, visas. Lietuvoje 3 milijonai gyventojų, padalinam, gaunas kiek? Daug. Kur daug? 1000 į metus. Reiškia, 80 eurų į mėnesį. Ir kuriam dabar čia tas viskas išspręs gyvenimo problemas, tie 80 eurų. Tai vat smulkus verslas. O jeigu mes dabar eisim tuo keliu, reiškia, problemos jokios neužspręs, pinigai tie, o chaosas bus neįsivaizduojamas. Neįsivaizduojamas. Sprendimas ne čia, o žmonės nori labai atimti ir padalinti. Esmė ta, kad dabar Great Resetas nori atimti, bet nedalinti, o žmonės įkalinti tose socialinių taškų QR koduose. Gali būti išmintingas kiek nori, bet jeigu tu rodysi savo iniciatyvą, tu iš tave atjungs nuo elektros, nuo dujų, tu valgyt negausi iš tave. Bet čia yra, mes jau tą apkalbėjom. Tas viskas nesirealizuos. Aš neišgirdau priežasties, kodėl. Aš kaip neišgirdai, aš kaip sakiau. Čia yra utopija dar viena. Bet čia vėlgi tas nesirealizavimas po 50 metų, Ne. 20 metų. Bet vis tiek, tai dabar tas ateina ir tą reikės pajausti. Tai čia nebus taip, bet... Tai ašgi ir sakau, aš jums ne veltui duodu pavyzdį prancūzų revoliucijos. Keletą metų mes kentėsim. Taip, mes kentėsim be abejo. Didelė tikimybė, kad mes turėsim išgerti nemažą dozę tų karčių. Nes čia pusės metų neužteks. Ne, bet aš kalbu stambesniais. Kaip išgyventi? 90% Nepakeitus žmogaus smegenų, tas yra Bet dabar neįmanoma. vėlgi apie smegenis... Bet ir vėl žiūrėkit, ar jūs galite įsivaizduoti, kad jie paims Kiniją, pavyzdžiui. Tarp kitko, gal ne visi žinot. Kinija išleido porą įdomių nutarimų per pastarąsias porą savaičių. Pirmiausia, uždraudė televizijoje rodyti moteriškus vyrus. Taip, čia jau seniau buvo. Mėnesį du. Jo. Paskui grąžino homoseksualizmą į lygų sąrašą. Iš lygų sąrašo jis buvo išbrauktas 85 metais. Jis buvo lygų sąraše šitas reiškinys. 85 buvo išbrauktas. Tai kiniečiai grąžino. Taip. Kitaip sakant, jie pradeda kovą su šitom idėjom, bet turėdami savo ideologiją, turėdami vienpartinę sistemą, turėdami vis tiek kitokią civilizaciją negu baltųjų, aš labai sunkiai įsivaizduoju, kaip jie juos paims. Sunkiai įsivaizduoju. O kaip sako Švabas, toj savo knygoje, kad jeigu nors viena iš didžiųjų valstybių liks nuo šalito proceso, jų planas žlunga. Ir kas už to Švabo stovi, mes tik matom tam tikros apraiškas. Aiškiai nuo jos yra matomas, suprantate? Labai stipriai. Jo, taip. Mes girdim jų planus. Aš suprantu jų motivaciją, tų globalistų. Mes jau įsiaiškinom, kad jeigu jūs būsit Facebook'o ar ten Coca-Colos atstovas, jums konkreti valstybė yra kliūtis jūsų bizniui. Tai yra objektyvu. Aš galiu nieko nežinoti apie jūs, ar ne? Bet aš matau proceso logiką. Nes aš pastatau save į jų vietą ir aš matau, kad man kliudytų valstybingumą. Aš tą suprantu, bet mes matom ir kitą jau reiškinį. Žiūrėkit. O ką mes galim padaryti? Jau padarė. Ką? Padarė, pažiūrėkit. Po to, kai Trumpą atjungė ten tie visi veikėjai, visa eilė pasaulio šalių pradėjo reguliuoti su tų internetinių kompanijų veiklą šalyse. Pilna.
paimkim Ameriką, kaip dabar... Paimkim neapšviečia, Ameriką. Arizoną, sakykime. Jo, bet paimkim Ameriką iš kitos pusės. Kai Facebookas norėjo įkurti savo kriptovaliutą, jam neleido. Ir Durovas norėjo įkurti Telegramo bazę ir irgi neleido. Nu, tai Durovas... Kinija uždraudė kriptovaliutas. O Kinija apskritai uždraudė taip iš viso, o pati išleido. Čia atsakymas yra kriptovaliuto šalininkams. Čia... Nes Kinija jau out. Nu, pas mane čia savo metu rinkdavosi tie kriptovaliutų bei biznieriai, mėgėjai, vienu žodžiu, mes su jais diskutuodavom ir aš sakydavau jiems vis laik vieną ir tą patį. Jie labai džiaugiasi, kad čia jau laukia jų rojaus laikai. Aš jiems sakydavau taip, nu gerai sakau, įsivaizduokit, aš esu Amerikos ar ten dar kokios kitos šalies vadovas. Ir dabar man pašonėje atsirandat kažkokie čia jūs veikėjai, pradedat imituoti valiutą. Tai negi sakau, jūs galvojat, kad aš sėdėsiu ir žiūrėsiu į jūs va taip. Ai, kaip čia? Tada klausimas, o kodėl taip ilgai leido? Pirmiausia, pirmiausia, mes nežinom, kas tą bitkoiną padarė. O kokia yra dominuojanti versija pasaulyje? Kad bitkoino kas buvo? Pradinis CŽV. Taip. Nu, pagrindinė tokia, aš čia nieko nežinau, aš čia neimsiu, bet dažniausiai, kai skaitai straipsnius, tie žmonės, kurie ten jau lenda į tos visus blockchainus, nu, kur vienu žodžiu gilinasi, jie dažniausiai pasiūlo variantą, nes pasirodo, yra kažkoks kiekis bitkoinų ir nemažas, kuris yra nepajudintas nuo pat pradžios. Nuo pat pradžios. Ir kas jį laiko, nieks nežino. O ta japoniška pavardė, kur sako, ten ta, kaip ten. Jo, jo nieks nėra matęs. Dėl to, o visos kitos tos kriptovaliutos, jos labai menka kol kas vaidmenį vaidina, bet žiūrėkit, kai tik pabandė Facebookas, o jau būtų visai kitas svoris, ar ne? Tai tikrai kažkas padarė. Nu, žiūrėkit, vėl, aš nesimsiu gilintis, kas padarė, bet aš imu paprastą logiką. Vat aš valstybės vadovas, o jūs man pašoniai pradėsite imituoti pinigus. Taip. Nu, tai jeigu aš nerasiu, atsiprašau, būdų, kaip jūs sustabdyti įprastą tvarką, tai tam yra spec tarnybos. Tai reiškia, padarė tie patys, kurie sėdži valdžioje. Nu, o kaip Jie kitaip? spausdina pinigus, kurie... Nu, tai aš dar sėki jūsų klausiu. Jūs kaip valstybės vadovas sutiktumėt atsisakyti? Nu, ne, nu ir viskas. Nu. O kad kažkas uždirba ant tų kriptovaliutų, be abejo. Jeigu tu laiku įėjai, laiku išėjai, tai ir iš MMM galėjai uždirbti. Ir iš sekundės banko kažkas uždirba, bet reikėjo laiku įėjti, laiku išėjti. O dažnai žmonės sako, va, aš uždirbau. Bet čia joks ne argumentas. Leidžiama yra tau, žinot, ta proga. Vieną kartą buvau šitam Monake prie to pagrindinio kazino. Ten yra tas, kur ten jau visi suvažiuoja lošti, supratot. Ir mums pasakė, kad norint ten įeiti, net į tualetą reikia specialiai apsirengti. Nes taip turistiškai neįleidžia. Nu, aš galvoju, eikit, jūs žiūrėkit, aš sakau, pastovėsiu jūsų, palauksiu. Jie nuėjo ten, ir aš stoviu, ir aš taip gerą pusvalandį stovėjau toj gatvėj, Monake prie to. Ir prie mano akių privažiavo per tą pusvalandį mašinų prabangių, daugiau negu aš per visą gyvenimą mačiau. Bentley, Maybach, ko tik ten nebuvo. Ir lipa iš tų mašinų kažkur, ne į tą viešbutį, ten kažkur kitur, suprantat. Ir aš taip stoviu ir galvoju, reikia. Bet tikrųjų šeimininkų tai čia vargu ar yra. Vargu ar tikrieji čia tie pasaulio, žinai, sprendėjai atvažiuoja čia iš to Maybacho laipė. Jie leidžia žaisti, daliai net su Maybachais važinėti. Arba dar kitaip aš pasakysiu, Šveicarijoje. Klausiu gido, nugi sakau, mes žinom, kad čia kažkur gyvena tie va visi Rothschildai, Rockefeller, kur jie čia, sakau, gyvena. Jinai nežino. Pantai, niekad tylu, ramu, niekas akių nedrasko. Dėl to, kad tas, kas tikrai turi svorį, jis ir į tą Monako tą kazino nevažiuos, ir iš to Maybacho nelips. Norit, aš jums dar kitą pasakysiu. Vienam tokiam versle, daug metų atgal, mes išnuomojam užsieniečiam tam tikrą verslą.
Ir atvažiuoja tas užsienietis iš Belgijos. Atvažiuoja žmogui taip kokią, nežinau, apie 60 metų. Tokios kažkokios nutrintos kelnės, toks. Ir aš taip žiūriu, galvoju, kažkoks įtartinas, supranti, ar tu tikrai čia sugebėsi kažką mums čia kažkokią naudą duoti. Paskui mes įsišnekėjom, 100 metų, šeiminis biznis, jam man tiek vienodai rodo, kaip jis atrodo. O tie, kur važiuoja į Monachą iš Tomaibocho, iš Lip, tai jiem leidžia. Tai vat kodėl aš tą pavyzdį duodu, tai ir su kriptovaliutom taip pat. Leidžia žaisti, leidžia kažkam laimėti. Bet kad jums leistų iš tikrųjų emituoti pinigus ir pradėti, baikit jūs juokus.